Įdomu kažką naujo sukurti. Įdomu, gal to, ko negalima nusipirkti, galima pasiūti. Gal kažkas pas mus Lietuvoje nėra to, kas yra užsienį. Vis tiek mada eina iš užsienio dojo. Tai ir galima iš nuotraukų siūtis. Ir kažkas sugalvot, žmonės ateina, nori to ir to, ar galima, ar įmanoma. Patinka kurti, nežinau. Taip smagu. Negu nueiti į parduotuvę, nusipirkti ir vėliau eini ir ta pati suknelė šalia tavęs. Norėjau kažką su siuvimu. Aišku, buvo tokia, jeigu neišeitų, tai tada dailė, technologijos mokytojas, bet kažkas su menu. Bet siūti aš vis tiek norėjau. Aš jeigu eičiau ir pedagogikos link, tai aš vis tiek siūčiau savo nors. Aš baigiau kolegijų technologiją, o čia aš pasiėmiau konstravimo, nes 4 kurse reikėjo rinktis technologija arba konstravimas. Aš pasirinkau technologiją, tai man to konstravimo trūko, konstruoti. Tai aš po biržos paprašiau, kad man būtų daugiau konstravimo. Kaip tik gerai nuėjau į tą Žirmūnų mokyklą verslo ir ten buvo iš mano kolegijos mokinė. Ir mes biški buvo pažįstamas ir ji buvo baigus konstravimą. Tai buvo lengva, ji mane mokino to, ko aš nemoku. Ir tikrai man verta buvo ir programatorius save tikrai man padėjo, aš siūlyčiau tiems, kurie nežino, ko nori, dar neatrado save, tikrai galima atrasti. Tik tais reikia apgalvoti, kad reikia eiti ten, kur tu nori, kad tu moki daryti. O ne šiaip, kad eisiu bet kur. Į logistiką, net pas mus daug kur buvo atrak save vaikinų, kurie vien tik ėjo vairavimo mokytis. Nežinau, vairavimo gali ir šiaip nueiti, pagal šiaip užsirašyti, o kažką įdomaus galima išsirinkti. Gal pravers, gal patiks net.